Sveiki, šiandieną esame svečiuose pas advokatę Agnę Gaurelienę, kuri mums papasakos, kodėl vis dėlto reikėtų nepraleisti 3 mėnesių paveldėjimo terminą. Taip, tai iš tikrųjų, kaip jau paminėjai, labai dažnai pasitaikanti situacija, kad žmonės labai dažnai praleidžia terminą palikimui priimti. Įstatymas numato, kad terminas palikimui priimti yra 3 mėnesių. Šitas terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės į palikimą atsiradimo dienos, kuri, jeigu jau taip imant įstatymiškai, yra, kai miršta palikėjas. Būna, kad žmonės klaidingai įsivaizduoja, kad jiems reikia išlaukti tos 3 mėnesius ir tada keliauti pas notarą. Bet čia yra labai neteisingas įsivaizdavimas. O tai sakykit, ką daryti, jeigu žmogus praleidžia 3 mėnesių terminą? Aišku, geriausia būtų nepraleisti, bet jeigu jau taip atsitinka, tai kaip aš mėgstu sakyti, neįsprendžiamų dalykų nėra. Jo labiau, kad ir įstatymas numato tokį dalyką, kad palikimas gali būti priimamas 2 būdais. Vienas, tai kaip aš jau minėjau, kreipiantis pas notarą per tą 3 mėnesių terminą. Jeigu yra nepasikreipiama, visą kitą galima sutvarkyti teismo keliu. Labai dažnai būna taip, kad žmonės, nors ir nesikreipia pas notarą dėl palikimo priėmimo, bet jie tarsi lieka gyventi tame bute. Jeigu kalbam apie paveldimo turtą, tarkim butą, jie gyvena tame bute, moka turto išlaikymo mokesčių. Ir tokiu būdu yra laikoma, kad asmuo šitą palikimą priėmė faktiniu valdymu. Bet vėlgi, kaip ir minėjau, tai, kad teismas nustatytų, kad būtent įvyko toks palikimo priėmimas, to faktiniu valdymu, mums jau reikalingas yra tada teismo sprendimas. O tai sakykit, kokia maždaug trukmė, kiek tai gali užtrukti? Jeigu tai yra palikimo priėmimas faktiniu valdymu teisme, tai mes taip panašiai skaičiuojame 2-3 mėnesius. Ačiū Agne tau už paaiškinimus, manau, kad sekėjam bus šiek tiek naudos ir tikrai prisimins, kad mirus artimam žmogui jūs per 3 mėnesius nuo mirties datos, 3 mėnesiai, ne po 3 mėnesių, o per 3 mėnesius turit kreiptis pas notarą ir priimti palikimą.